Jau ką, rytas, vėl reikia į mokyklą. Pati lėksiu žadintuvus. Mama manęs net neprikėlė. Nu gerai, jau reikia ruoštis. Gerai, pasiimsiu savo kuprinę. Gerai, užsidedam kuprinę ir einam pas mamą. Labas, mama. O, labas, tu atsikėliai? Jo, aš jau atsikėliau. O šį kartą jau nepusryčiausi. Tiesa, tu suvalgai tą sumuštinį, kur vakar įsidėjai savo kuprinę? Ne. Tai suvalgai iki šiandien, bet dabar papusryčiauk, padariau tu dar vieną sumuštinį. Žinok, mama, aš jau vėluoju mokyklą, tai ate. Atidaryk duris, Dovydai! Gerai, aš kaip tik atėjau, labas. Tu lauki prie mano durų. Aš toks crazy, kad aš tavo duris kiekvieną rytą taip darysiu. Nereikia, gerai, einame į mokyklą. Tiesa, kokios šiandien pamokos? Aš darmus, aš neprisimenu. Aš tai atsimenu, tai matematika, fizinis, ten lietuvių, kažkas žodžiu tokio, bet dabar einame į matematiką. Ir technologiją, galvoju. Jo, man atrodo, jo. Gerai, kur yra matematikos kabinetas? Aš galiu nuvedyti ten. Nu gerai. Pirmiausiai gal nueinam į spintelį, tau reikia ten, įsidėtis. Jo, bet, gerai, tai aš papūsiu sim, bet man tai nieko nereikia įsidėti. Čia mano spintelį, ne? O, gerai. Gerai, įsidėti čia ir jau galime eiti. Gerai, tiesa, man mokytoja vakar parodė, kad mano spintelė yra kažkur tai va čia va. Va šitą va mano spintelė. Gerai. Bet kol kas čia nieko nėra, tai einame į matematiką. O kur ta matematika, tu man dabar parodys? Gerai, parodyk man, kur matematika. Jo, netoli. Va čia matematikos klasė. Einame. Jo, gerai, einam. Wow, pilna klasė. Vėl jis atėjo. Kur galima susėsti? O, laba diena. Aš matau naujus veidus, tu naujokas? Kur aš galėčiau atsisėsti? Va ten, kur stovi pačiam gale, gali šiaip atsisėsti. O, gerai, tada ateik. Ne pačiam gale. Bet atsisėdam. Viskas, laukiam dabar skambučio. O buvo namų darbų iš vis matematikos. O, skambutis, pradeda pamoką. Nu ką, sveiki atvykę į matematikos pamoką. Ir mes dabar pradėsime. Ir šiandien įsim naują temą. Vėl man taip nepatinka ta matematika. Aš tiesiog norėčiau miegoti. 2000 years later. Gerai, pagaliau skambutis. Pagaliau einam iš to. Viso gero, einam. O kokia kita pamoka? Man atrodo, kad fizinis, jo? Jo, tikriausiai fizinis. Jo, gerai, tada einam į salę. Ar tu matėjai mano cheerlist video, kaip aš dariau apie obuolius? Jo, mačiau. O, skambutis jau viskas. Einam į salę, einam į salę. O, labas, tu naujokas? Jo, aš naujokas. Ir čia fizinė pamoka, taip? Taip, jo. Gerai, tai tada mes einam čia ir palaukiam kitų klasiokų. Šiandien yra pirmo fizinio pamoka, tai aš leidžiu jums daryti, ką jūs norit. Jej! Einam pasimt kamuolius. Jo, einam kašę pažaisim, paimam kamuolį ir einam žaisti. Matai, tu kamuolį, gaudai? Jo. Dovydai, kaip tu padarai tą? Aš nežinau, tik mokytojas nepastebėjo. Už tavęs. Ką? Ką tu darai? Aš netyčia, mokytojas, žinau, kad aš netyčia. Greitai pas direktorių, dabar. Gerai, aš einu pas direktorių. Labas, papasako, kas atsitiko. Tai ten, žodžiu, aš buvau per fizinę pamoką ir ten netyčia taip norėjau papasut kamuolį draugui ir sudaužiau langą. Tu iš vis supranti, kas tai yra? Tu sudaužiai langą per pamoką. Čia reikės iškės tavo temus. Aš žinau, bet prašau, atleiskit, aš naujokas, aš nieko blogo nenorėjau. Kaip tik, tu naujokas ir jau elgėsi blogai. Bet aš tikrai nenorėjau. Vis tiek, rytoj laukiu šitam kabinete tave su tavo tėvais. Gerai, viskas, viso gero. O, tu irgi čia, labas. Jo, aš laukiu tavim. Kaip ten sekėsi? Tai ten, žodžiu, sakė, kad ten reikia rytoj ateiti į mokyklą su tėvais. O, bad boy, tu esi. Jo, aš tik atėjau iš tą mokyklą. O, skambutis. Aš tiek ilgai buvau pas direktorių. Einam į valgyklą, dabar ilgoji pertrauka. Va čia mūsų valgykla. Jo, matau. O, kokia didelė. Matau, kad ten galima pirkti maistą, jo. Jo. Gerai, o tik tai, žinok, aš neturiu pinigų, gal tu man galėtum paskolinti eurą. Gerai, tik tu naujokas, žinai. Gerai, ačiū.
O, gerai, ačiū. Labą dieną. Labas, Verniuk, ko tu norėtum? Aš norėčiau gal... O aš tavo sumuštinio. Gerai, 1 euras. O, kaip tik aš tik turiu, imkit. Gerai, pasimk. Gerai, ačiū. Einam. Aš kaip tik noriu valgyti. Tiksliai, aš turiu kuprinį sumuštinį, aš galėjau net nepirkti. Tai tu tiesiog mano eurą išnaudoji. Nu nieko, aš tau rytoj grąžinsiu. Va mano kuprinė ir va mano sumuštinis. Gerai, bet aš dabar nenoriu valgyti, aš paskui suvalgysiu. Gerai, einam į kitą pamoką, kai ten lietuvių, man atrodo. Ja. Nu, matai, pakalbėk rusiškai dabar. Всем привет. Меня зовут Mat. Aš nežinau, kaip tau. Nu jo, nelabai. O, jau skambutis, matai, einam jau skambutis, pagaliau namo. Viso gero, jei mes galim dabar eiti namo, pagaliau pamokos baigėsi. Nu ką, čia aišku viskas gerai, bet nepamiršk, kad mano tėvus pakvietė į mokyklą, tai rytoj reikės, nežinau, kaip aš pasakysiu mamai, jo, bet einam dabar namo. Nu ką, ate, susitiksim rytoj tada. Ja, sėkmės. Jo, ate, aš einu mamai sakyt. Labas, mama. O, labas, tu jau grįžai? Aš kaip tik jau pagaminau pietus. Nu, kaip tu sekėsi? Nu, šiaip viskas gerai, bet ten kai kas įvyko per fizinį. Kas įvyko? Nu, tai aš ten netyčia pasavau kamuolį ir sudaužiau langą. Rimtai? Nu jo, ir paskui mane išvietė pas direktorių ir sakė, kad rytoj į mokyklą reikia ateiti su tėvais. Nu va, kaip blogai. Nu gerai, bet aš ant tas nepykstu, tai mes rytoj tada nueisim. Ačiū, mama, labai, aš tada einu į kambarį, jo, ate. Nu ką, jeigu jums patiko mano video, tai pastatykit laiką ir prenumeruokit mano kanalą. Tiesa, description'e yra Mato kanalas, jeigu norit jį irgi prenumeruoti. Ir jeigu jūs norit, kad išleisčiau 3 dalį, tai surinkit 10 laikų. Tai viso gero.